Sveiki. Nepakeliama būties lengvybė 2. Jo automobilyje nebuvo variklio, tą jis žinojo labai gerai, bet ėmė dėtis keisti dalykai. Gatvėje pastatytą savo mašiną kiekvieną rytą išvysdavo vis kitoje vietoje. Aplinkiniams dėl to klausimų nekilo, tačiau jam net ėmė vengti išeiti į gatvę. Reikėjo su to kažkaip baigti ir vienintelė logiška išeitis buvo pasiekti, kam galėjo šauti į galvą beprotišką mintis, stumdyti jo beveik toną sveriančią Mazdą gatvę pirmyn ir atgal kožną naktį. Pasalos vietą rinko labai rūpestingai, pavyko ištaikyti momentą, kai Mazda atsidūrė šalia nediduko prekybcentrio, kuriame mielai apsipirkdavo vietos gatvių gyventojai. Štai tos supermarketo kieme jis patikimai užsimaskavo be žvaigždės rudens nakties ir kaštonų šešėlių dengiamas. Naktis pamažu įsibėgėjo, liovėsi važinėti miesto autobusai, paskui ir taksi, užgeso paskutinės šviesos languose, miestelėnai sugulė poilsiui atsakingai ruošdamiesi ryt stosiančiai dar vienai darbo dienai. Gerokai po pusiaunakčio buvo jau rimtai suirzęs, pradėjęs keikti save dėl nevykusio sumanimo, tegul stumdo kas nori ir kur nori, jei neturi ką veikti, jis turi svarbesnių reikalų negu stypsoti prieš nerkštame marketo kieme po kaštonais. Bet to akis negailestingai lipino nakties nuovargis, jis net nevalingai prisnūdo akimirką. Išgirdęs prie patausies, staiga pakirdo ir krūptelėjo. Prisivertė atsigręžti ir išvydo šelmiškai, paslaptingai besišypsančią savo Mazdą. Mazda palinko prie jo, apkabino per pečius ir tarė: žinojau, kad ateisi. Tai staigmena. Special for you, my darling. Gal ir banalu, bet nebegaliu be tavęs. Ačiū.